Va, dabar aš pabandysiu užkrauti kompiuterį. Tai yra tą tipinį kompiuterį, kurį turbūt daug kas pamatysit, kad pas jumis irgi yra labai tuoj pradės krautis. Aš specialiai rodau, kad, reiškia, koks yra kompiuteris lėtas ir tikrai pas didžiąją dalį jūsų tas kompiuteris ir būna pakankamai lėtas. Po to, kai ten vaikai, ar jūs patys ten prispaudot visokių dalykų ir, kaip jūs sakote, ten reklamos ir ten taip toliau ir panašiai. O dabar aš specialiai taip ir esu parengęs tokį apkrėstą virusais kompiuterį, kad parodyt, kaip paprastai žmogus gali jo įgydytis. Matot, jis ilgai kraunasi, čia visokios tokios, kaip sakoma, lentelės ir eglutė kažkokia, ir dar visokių tokių dalykėlių, ne? Nes tikrai labai populiaru yra tos vadinamos apgaulingos antivirusinės. Atkreipkite dėmesį, kad čia kažkokia tai programytė, jinai kažką tai skanuoja, ne, reiškia tikrina kažkokius virusus ar kažką panašaus, bet esmė yra tame, kad jie nieko negydo, o po to pasakys, nusipirkit ten, sumokėkit daug pinigų, nusipirkit kažkokią tai stebuklingą programėlę, kuri čia visą tai, ką čia yra parodyta, išvalys, matot, pas mane čia 104 problemos, ten dar 47 kažkokios kitos problemos ir panašiai. Tokių vadinamų apgaulingų antivirusinių tikrai yra ne viena ir ne dvi, ir kuo toliau to vis jų didėja ir daugėja ir populiarėja toks žmonių apgaudinėjimo būdas, tai kaip geras pavyzdys, kaip tai yra. Ne? Šiaip pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti, gal kaip tokie dalykai atsiranda. Dažnai žmonės sako, aš nieko nespaudžiau, kaip, aš tikrai negalėjau, iš kur atsiranda. Toks jausmas, kad pačios. Tai pats paprasčiausias dalykas yra toksai. Dabar iš tikrųjų, dar keletas reklamyčių. Dabar aš tiesiog norėčiau, kad jūs taip iš lėto pasižiūrėtumėt ir galbūt pasižymėtumėt, kaip reikia instaliuoti programas, paprastas programas, kurias parsisašat iš interneto, kaip Skype'as ar kažkas tokio, reiškia taisyklingai. Anksčiau mes, kompiuteristai, visą laiką sakydom, kokios problemos, next, yes ir susinstaliuojat. Dabar mes turim šitos žodžius atsimti atgal, nes next, yes yra labai negerai, nes didžioji dalis programų, kurios yra galbūt net nemokamos iš interneto parsisinčiamos arba šiaip, sakykime, kartais prie kažkokių žaidimų arba kartu su bet kuria programa, reiškia, jos suinstaliuoja kartu ir visokio šlamšto. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny, kad tų programų kūrėjai, jie tiesiog kitos išeities neturi, kaip tik tai reklamuotis. O čia yra ne kas kita, kaip, sakykime, kaip į pašto dėžutės nenori įmetami kažkokie tai tos reklamytės. Tai dabar apie ką aš ir kalbu. Pavyzdžiui, pabandysiu suinstaliuoti paprastą programėlę, tarkim, kad ir tą, su kuo jūs tikriausiai siunčiatės iš interneto filmus ir muziką, naudodamiesi torrentą. Ne? Tarkim, kaip atrodytų, jeigu mes instaliuojame. Tai pirmas next, čia nieko baisaus, viskas tvarkoje, ne? Next. Čia, bet svarbiausia, reikia paskaityti, kas maždaug yra parašyta. Aišku, kaip pasakyti, aš nenoriu pasakyti, kad jūs turit viską ten angliškai skaityti ir kaip pasakyti, verstis, bet svarbiausia, atkreipdėmėsi bus tada, kada bus pasirinkimų. Čia nėra jokių pasirinkimų, viskas tvarkoje, mes spaudžiam toliau. Čia pasirinkimų kažkokių tai stebuklingų irgi nėra. Spaudžiam toliau. O dabar prasideda pasirinkimai. Matot, sužymėti varnelį. Aišku, šitoj vietoj dažniausiai pats pirmas visose programuose pasirinkimas tai yra, kur suinstaliuoti. Ir kaip ar mums sukurti visokias nuorodas. Nes, sakykime, žodis ikon, jeigu programa nekalba lietuviškai, tai reiškia visos tokios nuorodėlės ant ekranų, kaip pavyzdžiui, čia vienam pamatot, Skype'ą ir panašiai. Tai čia nieko baisaus, galim spausti next. O dabar ir prasideda tam tikri būtent dalykai. Atkreipkite dėmesį. Visada žmonės klausia, kodėl daug programų kartu su kompiuteriu užsikrauna. Pavyzdžiui, dabar užsikrovė tą, kuri ten dalė kažką tai, matot paskui eglutė kampe, čia visokių kampe prie laikrodžio, visą tai kraunasi kartu su kompiuteriu. Ir vėlgi, kaip minėjau, tai stabdo kompiuterį ir jis tiesiog daug lėčiau dirba ir tiesiog kelia problemų. Kaip pas daugelį žmonių. Tai visur, kur kažkas bus parašyta, kad startup
reiškia vis Windows, arba tiesiog kažkur parašyta Windows, jeigu tarkim, nes didžiąją dalim taip ir dažniausiai rašo, tiesiog daug sakiniai ir Windows. Jeigu yra žodelis Windows ir yra galimybė atžymėti tą žodelį Windows, tai reiškia, kad mes atžymėdami padarysim taip, kad ta programa nesikrautų kartu su kompiuteriu. Kai ją reikės, mes ją paleisim. Tuo sutaupytumėm šitą šiek tiek kompiuterio darbo laiką. Dabar žiūrėkit, čia kažkokia reklama. Iš karto matos, kad yra kažkoks kas čia Willis Earl Beal. Čia yra kažkokia reklama, žaidimo, ar net dainos dabar reikėtų pasidomėti, bet man, pavyzdžiui, jinai nereikalinga, jums taipogi, manau, jinai yra visiškai nereikalinga. Todėl reikia atžymėti, kad jis nesiųstų tų jokių programėlių, kaip pavyzdžiui. Ir paspaudus install, jis, sakykime, susinstaliuoja. Dabar tokiu būdu mes iš tų programėlių visokių, kurios čia išsimetinėjo, reiškia, apsisaugos. Dabar paprastas dalykas yra toksai, tarkim, turbūt ne pas vieną ir ne pas du yra dalykas, kai, tarkim, atsidarot interneto naršyklę, jokio skirtumo ar naudojat Internet Explorer, ką aš dabar paspaudžiau. Matot, kiek yra viršuje tokių visokių paveikslėlių, tai yra įrankių juostos. Ir jos tikrai ir internetą lėtina, ir šiaip darbą lėtina, ir tikrai yra visiškai nereikalingas dalykas. Visų giriama Mozilla, jinai irgi neatsispiria tam dalykui, nes ir prie Mozillos lygiai taip pat kimba tie visi tokie įrankių juostos. Matot, kiek ilgai kraunasi Mozilla. Ir vėlgi čia irgi toks taip pat įrankių juosta, kažkoks startinis puslapis neaiškus, kaip manęs dažniausiai žmonės sako, kodėl ne Google krauna arba pasikeitė Google'as. Tie visi dalykai ir pakeičia tos Google'us, visi tos įrankių juostos. Dabar aš tiesiog norėčiau vėlgi lygiai taip pat pademonstruoti, iš kur tie atsiranda ir kaip jis tos įrankių juostos, kaip jos atsiranda jūsų interneto naršyklės, ar tai būtų Internet Explorer, ar tai būtų Mozilla Firefox, tarkim, ar kažkokia kita Google Chromas. Google Chromas gal truputėlį mažiau, bet vis tiek jų yra.